O mes Singapūre. Sveiki. Tai sveiki. Senai matėmės. Dabar jau yra 11 mūsų mėnuo, kai mes Azijoje esam. Ir dabar esam Singapūre. Pirmą kartą atvykom į šią kaimininę Malaizijos šalį, tai pažiūrėsim, ko mus nustebins. Šiaip kol kas oro uostas, pats garsiausias matyti pasaulyje Changi, atrodo labai gražiai ir viduje yra tikrai gyvi augalai. Paliečiau net lapą, kad įstikinčiau, tai... Jo, labai gražus yra. Dabar yra 3 valanda dienos, tai mes labai alkani, tai Mano einam pilvas pavalgysim. gurgia. Jo, einam pavalgysim į oro uostą kažkur maisto. Tai pažiūrėsim, ar Singapūras toksai brangus, kaip visi sako, ar ne. Išsikeitė į Singapūro dolerių, tai šiaip labai panašus kursas į JAV dolerio, tai 1,5 euro kažkas, ne? Nu jo, 1,5. Nu, biški, aišku, didesnis, bet, žodžiu, panašu. Tai ką, einam po oro uostą pasivaikščiosim. Taip pat oro uostas šiek tiek primena prekybcentrį tiesiog. Nu, realiai ir yra kaip prekybcentris. Futuristinis prekybos centras. Jo. Jūs pažiūrėkite, koksai fontanas. Bet jis kažkaip vat iš viršaus čia subėga. Wow. Nu tai va, tarkim, restorane kainos 10 eurų už setą. Nuskanuoja QR kodą ir užsisakai. Paprasta. Su va tokiu va vaizdu. Nu va tokie oro uosto pietus. Nu, kainos tai ne azijietiškos šitoks labiau. Lietuviškos. Gal dar nekomentuok kainų. Nežinau. Ar verta už tiek bus čia pavalgyti, ar ne, pažiūrėsim. Mes tiesiog labai alkani. Pavalgiam, tai 2 patiekalai, plus vanduo, plus desertas tiramisu, 32 eurų. Nu, jo, ne malaizietiškos kainos, bet gal miestą rasim pigiau. Tomai, kur tu pakliuvai? O dabar atsidūrėm Pokemonų parduotuvėje. Čia yra Tomas savo natūraliai... Tomas savo natūralioje aplinkoje. Pažiūrėkit, kokio dydžio čia parduotuvėje. Tomai raipsta akis. Žiūrėk, čia visų generacijų Pokemonai. Aš net nežinau jų. Čia yra Kas čia toks? I don't know, just looking. Tomai, tu žinai šitus Pokemonus? Ne. Čia tik tai pirmos generacijos. Pika. O nėra mažas saitas? Man $5. 25 dolerių. 25. Ai, gal eina. Esame prie gražiausio oro uosto fontano. Šiaip mane tai nustebino, nes atrodo iš tokios infinite skylės bėga vanduo. Iš kažkokios materijos ir apačioj subėga į tokį kaip portalą. Tai toksai šiek tiek surrealistinis jausmas ir likėsi prie vandens portalo. Ta prasme, wow, kiek žalumos oro uoste. Ir toksai kvapas net yra, kaip tokiam miške būtų, nežinau. Labai daug augalijos kvapo. Gražu. Wow. Gražu miške. Nu, geras. Tiesiog va. Kaip kokiam parke. Muzika groja. Fontanas. Wow. Eik tu. Geras. Nei, pasakų šalyje.
Jaučiuosi kaip Disneylande. Nu. Apsikarstęs daiktais, bet tai atrodo įspūdingai, nemeluoti. Nežinau, ar oro uostas gali būti toks gražus, bet jis yra gražus. Muzika groja visokia, kaip parke kokiam jautiesi, ne oro uoste. Avatare. Galėtų Vilniaus oro uostas toks būti. O, dar viena pramoga oro uoste. Geras, kietai atrodo. Lašiuko instaliacija. Lašiukų instaliacija. Lietutis. Sėdam į Disnėjaus traukinį. Jau spėjom sutikti lietuvių. Jo. Malaizijai nesutinkame, bet sutinkame. Singapūrė iš karto. Jo. O dabar važiuojam į Terminal 3, iš kurio turėtume rasti traukinį į miestą. Nu, atrodo kaip ant česnakų. Tai va, ančiukas važiuoja ančiukų Donaldas. traukinį. Va, perkam pasus turistų. Už $58, 3 dienų pasas 2 žmonėm. Not sure, ką jisai duoda. Ai, unlimited rides on public transport. Tai gali viskuo važinėti, kuo tik nori. Nu, privažinėsim dabar. Oi, dabar išvažinėsim visus Oi, dabar $58. važiuosim. Nu, realiai, Lietuvoje kainuoja 30 eurų mėnesį. Turiu. Pažiūrėjau, jie gražus. O, va Tas galima. Marina bei nupieštas, Jo, ne? kaip plauktuvės atsivežti. Nu ką, atvarėm į savo stotelę, dabar einam iki viešbutuko suvesim ir tada varysim eksplorint. Jaučiu ten kažkur. Au, daug žmonių. Šiaip labai švarus metro, man labai patiko, labai lygiai važiuoja. Nežinau, mačiau, kad daug baudų galima gauti, jeigu valgai $500 bauda. Jeigu... Negali atsigerti nieko. Jo. Už durieną net nebuvo parašyta, kiek bauda. Žodžiu, gerai, judam toliau. Ta prasme net va, palydi aklą žmogų darbuotojas iš stoties. Nu tai kur tai pamatysi, kad taip daro? Singapūre. Išėjom, einam toliau. Ką manai apie šį miestą? Labai švaru, gražu, nėra labai karšta, tai visai cool, tik tai biški gal brangus miestas, bet Nu, kainos kaip Lietuvoje. Pažiūrėjau, kava kažkur $7, tai kaip ir Vilniuje. 5 eurai. Šiaip man čia kvėpuoti yra kol kas lengviau negu Malaizijai, tai tas vadinis pliusas. Nu, padarėm check-iną. Įdomu, kad per telefono appsą reikėjo self-check-iną padaryti. O dabar einam, parodysim kambarį. Tai Julija su telefonu atrakins duris. Jo, pirmą kartą turiu raktą per telefoną. Va, paspaudi. Unlock. Prašau. O jei žmonės telefoną neturi normalus. Nu va, ir mūsų kambariukas. O, turim langą. Turim langelį, taip. Kas čia parodė? Čia dušas turiu. O, kaip Visai ne. siaurai. Nu va, toks kambariukas. O kriauklę Kainavo turim apie kambarį. 300 eurų. Šią kriauklę kambarį. O, net Galėsim kriauklė dantis kambarys. išsivalyti. O va, Čia jau radau sulčių aparatą, kurį rytoj panaudosiu. $2. Šviežiom sultytėm. Kaip vėjuota.
Nu, einam dabar link įžymiųjų sodų ir jau matosi va įžymus Singapūro pastatas. Toli. Tiesiai, mažytis dar. Tai Marina Bay. Jaučiu, ten labai prabangus viešbučiai yra. Nu, reikia pasižiūrėti, kokios kainos. Mes tai žiūrėjom, aišku, kuo pigiau. Kuo kukliau, kaip sakant, kuo paprasčiau, kaip lietuviai. Ne Marina Bay. Štai ir atėjom. Marina Bay. Aš jaučiuosi, lyg aš esu ateityje. Aš čia tokie pastatai galingi, kad nežinau, čia su kuo prabangą palyginti. Wow. Tikrai prabangiau už Kuala Lumpūro paviljoną. Nežinau, kiek čia reikia pinigų turėti, kad čia kažką nusipirkti. Jo. O priėmė Gardens by the Bay. Marina bokštas vienoj pusėje ir sodai kitoj pusėje. Ai, čia pagal muziką kažką. Jo, jaučiu. Tai va, toksai mini šou, arčiau girdėjusi muziką. O, kaip gražiai atrodo fonas. Tai va, nežinau, pasivaikščiosim dar pačia biškį. Wow, pažiūrėk, kaip gražiai. Wow. Kaip gražiai atrodo. Bet atrodo, kad esi sode iš Avataro filmų. Nu tai va, judame namo. Pavažiavom metro, tai labai šiaip patogu, greita. Kainavo kiek čia? 39 baksai 3 dienom. 29 žmogų. Ai, 29 baksai žmogui 3 dienom, žodžiu. O šiaip va, vanduo kainuoja $3 Singapūro. Bent jau kur pirkome. Tai va. O dabar iki rytojaus. Nu ką, labas rytas, antra diena. Einame kur? Manau, kad mums tiesiai reikia eiti. Ten. Einame papusryčiaut ir važiuosime į botanikos sodus. Gaivu, gera. Nu kažkaip man palyginus su Malaizija, Singapūre žymiai lengviau yra kvėpuot. Matyt, čia skiriasi drėgmė oro, labai daug gaivaus vėjo, nes čia esam pajūry. Tai man atrodo, čia tiesiog bus lengviau tiesiog pragyventi. Bet va kas faina, kad nė vienos šiukšlytės niekur nėra. Nu? Visiškai. Nė vienos šiukšlės. Nulį. Labai švaru, labai gražu. Ir visur tai būtų. Nu, tai va, mūsų pusryčiai. Tradiciniai malajietiški pusryčiai. Čia mailo kakava, kietarikas. Paprašiau kietai virtų kiaušinių, nes nežinau, kaip jie valgo skystai virtus. Ir dar bus sumušti taustas. Nu kaip? Labai skanus tas kaja. Nu, toksai kokosas. Kaip kokoso rududu. Nu va, papusryčiavom, sumokėjom $14. Nu, tai Malaizijai tokie pusrytukai, nežinau, būtų. Ten 2 eurai kainuotų, 3 eurai. 5 eurai tokie max. Jaučiu.
Nu jo, kainelės tai tokios geros. O dabar varome į parką. Reiks surasti stotelę. Nu va, išlipom iš metro, pakilom ir atsiradom tiesiai botanikos soduose. UNESCO paveldas. Eime. Ką, einam pasižiūrėt? Tai va, atėjom dabar į orchidėjų kažkokį garden ir, žodžiu, kainuoja paprastas bilietas $15, studentam $3. Tai va, tai paėmiau vieną studento, vieną paprastą, kainavo $18. Žodžiu, ne vietiniam kaina jis brangsta 3 kartus. Nu, einam toliau. Sodas sode tiesiog. O. Koks šiltnamis. Nu, nelabai čia šiltnamis. Va. Toks stogas. Pusiau. Su vandens oazė. Nu, jauku čia. Nu, tai va, baigiam parką, užtrukom 3 valandas kokias. Atėjo pietus, tai jau kaitina saulė neblogai, reik slėptis. Žodžiu, einam dabar pavalgysim kažką tai vėl. O šiaip tikrai nice, fainas parkas, verta. Nemokamas, tik kainavo tas orchidėjų sodas, bet šiaip labai didelis ir net visko neišnagrinėjom. Čia turbūt gražiausias botanikos sodas, kokie esu mačius. Jo, labai didelis. Tai ką, jaunam toliau. Atėjom į meksikietišką vietą pavalgyt. Setai 2, takos, quesadilla, plius čiūros, 27 eurų. Labai skiriasi kainos nuo Malaizijos. Ir malaizietiška kola, kuri biškį skiriasi skoniu nuo tikros kolos, jinai tokia gal saldesnė žymiai. Tai mums nelabai jinai patinka, bet jau pripratom. Tai manęs matot meno ir mokslo muziejų, kuris atrodo kaip milžiniškas gėlės žiedas, tai einam pasižiūrėti, ką gero, kokių instaliacijų ir interaktyvių erdvių pamatysim. Nu ką, jau atvykom? O kaip čia tamsu. Labai įdomus pojūtis būti taip tamsoj.
gali paliesti. Drambliuką. O. Girdi? Garsai įskleidžia. Nu, kaip Pokemonas. O, geras. Nieko nebuvo. Kas čia vyksta? Čia tiesiog gali dėlioti šitus. Ne, Čia negali. šitas. Čia masofika. Gal juokingai. Geras. Tiesiog minimukai bėgioja. Kas čia šita trombonas, tūba tau. O, žiūrėk, padarysiu va tai va. Žiūrėk, galiu įleisti nykštuko. Urva. Tai čia pasirodo šitam akvariume plaukia ne šiaip vaikų pieštos žuvis, o lankytojų nupieštos žuvis. Aš maniau, čia ateini ir tiesiog gali nusispalvoti žuvelę, bet paskui tu ją nuskenuoji ten tokiam skeneriui ir tai tavo išplaukia iš šitą akvariumą. Gerai, padarom žuvį. Tai nusprendėm nuspalvoti savo žuvikę. From there. 5 5 seconds. 5 seconds. Okay. Okay. 1, So, 2, 3, 4, 5. It's not down. Okay. See? oh, So cute, right? yeah. Yeah. You change fish every day? You change fish every day? Yeah. Va, And then mūsų each žuvytė. fish with a different fish, right? So it will swim, go outside. Okay. Outside. Kas? Kriu, kriu. Oi, baigės. Nu, leist. Leistų. Bum. Nu va, atėjome į veidrodžių karalystę. Kaip keistai atrodo. Labai. Kur čia eiti? Einam, ties. O juk tu savo. Klempučių nelies, sakė. Tai lengva čia pasakyti, kai aš nematau kur eiti. Einam, palydėsite. Geras. Gliučina jau. Geras. Kokybiškai padaryti. Čia labai modernus muziejus. Nu tai va, baigiam muziejų. Tai vertim. Apsilankėm šiaip Rusy. Ne pačiam geležviedė, o ją pačią leidomės kaip į Luvrą. Šiaip pamatėm tik vieną parodą ir sumokėm žiauriai daug. Man atrodo, $35 suaugusiųjų. Jo, tai apie Tai- 5 eurus dviem sumokėjom. Jo, aš truputį gavau studentų nuolaidą, bet ten tik keli $. Tai Nu faina, bet viskas čia brangu aš mieste. kažkaip tikėjausi, kad susimoki ir gali visas parodas žiūrėti, bet pasirodo ne. Pasirodo, ne.
Tai tiek, kol kas yra pavalgyti. Nu va, atėjom dabar į ledainę, vadinasi Tom's Palace. Nusipirkom ledų. Įpirkom tik tai mažą indelį. Tai kainavo? Beveik 4 eurus. Uždėjo net ant viršus va. Šiek tiek papildomai bomžiukam Lietuvos. Labai brangu čia visą. Teist. Nemesk. Vertigo daiktų. Skanus? Verta? Nu. Rekomenduojam, užsukite į Tom's Palace. Nu, jo. Nu, tai labas rytas ir dabar randamės kur? Chinatown. Tai čia už manęs matot Budos danties relikvijos budistinė šventykla Buddha Tooth Temple. Tai nežinau, eisim paieškoti pigesnių kainų, pigesnio maisto ir pasižiūrėti, kuo čia Chinatownas skiriasi nuo Malaizijoje esančių Chinatown. Čia parduotuvė. Oho. Gražiai atrodo. Tokia kitokia. Man pažiūrėk, už $30–40. 15. Bet šitą visai gražus. Simboliukai. Čia per laiškai. Čia meldžius. Jo, kadangi aš esu gimęs tigro metais, tai va čia yra Buda, kuris saugo mane. Akasagarba. Pažiūrėk, su auksiniu kardu. Ir tik tai ne dvi tai, kad rankos. Buda, bet šitą bodhisattva vadinama. Jo. Čia va pažiūrėjus, pavyzdžiui, Čia žiurkės metais žiurkės gimusi. metais, Pažiūrėkit, tai va su kiek rankyčių. rankų. Toks 40. Ir galvų. Aš esu gimus drakono metais ir štai mano bodhisattva sauganti mane. Ant dramblio sėdi, šiaip viena tikrai gražesnė. Samanta Badra. Nu tai tiesiog Samanta. Va, turgus. Parduoda visko. Realiai kiniečių kvartalas. Toks. Vis tiek pabrangis. O net papūgos yra. Ko jo šiandien? Sėdi. Nu, kinų kvartalas tai visai gražus, sakyčiau. Tvarkingas, aišku, daug parduotuvių. Bet gal gražesnis nei Malaizijoje. Nu čia galima pigiau pavalgyti ir nusipirkti suvenyrą toksai turistų vietelė. Tai va, einam dabar pamėginsim surasti tokį kažkokį žymų curry puff. Kažkokios bandelės su kario Gal įdaru. bandelės. Man čia bandelės viską. O čia tokia rankų darbo pyragėliai su mėsa. Turim va 2 pyragėlius. O, sluoksniuota tešla. Beveik kaip kibinas, sakyčiau. Nu, tokie. Žodžiu, turi kažkokį Michelino apdovanojimą. Kuris yra kuris? Nežinau, žinau. Pasiėmėm black pepper. Ir curry pepper. Pop.
Oi, kaip jie O Dieve, kaip trupa. trupa. Aš maišą tą paimsiu. Makso ragavimo epizodas. Aš gavau karę. Gerai. Labai trapi ta šluota tikrai primena gal kibinų tokia sviestinė. Sluoksniuota. Va tokio įdaro reikėtų kibinui. Ir mane tai karis su bulvėm. Tai va, tokiuose kioskuose parduodamas labai skanus maistas. Galbūt dar sugrįšim į čia. Nu ir atėjom dabar pietų į kažkokius irgi kioskus. Toksai food courtas su labai daug visokio maisto. Žiūrėsim, ką čia rasim. Čia 135. Ai, nu, eilutė visgi yra. Nu gerai, šiaip dėl maisto tai nelaukiu eilėse, bet vieną kartą pamėginsim gal ir palaukti. Pažiūrėsim, kas iš to gausis. O irgi Mišelinas kažkoks. Tai turėtų būt skanu. Geros kainos atrodo. Pažiūrėsim, kiek užtruksim eilėj. Taip, gamina. Tokioj virtuvytėj mažytėj. Nu, tai va, tokia 15 doleriukų kainavo. 15. Taip. Tai pas mane yra garinti koldūnai su sojos padažu, ne? O pas tai yra vantonai. Vantonai. Nu, vertint. Tai palauk, bet pažiūrėk, kiek daug mėsos yra. Tokie gausūs. Tik lėkštutė kažkokia plastikinė, pas tai stiklinė. Žiūrėk, kiek įdaro. Nu ir atėjom dabar iki dar vieno lankytino objekto. Tai yra liūto fontanas. Merlinas čia. Ja. Bet labai gražus savo vaizdas, matosi va, įžymus Marina Bay, matosi fontanas. Čia yra liūto galva ir indinės uodega kažkas tokio. Nu, jo, panašu kažkas į tai. Merlinas. Karšta labai. Tai nežinau, dar eisim iki Gardenų pasivaikščiot. Tai čia jau išgyvenimas tampa su tokia temperatūra. Ir visi darosi juokingas fotkės su vandeniu, kaip tipo geria. Žymusis liūtas. Nufilmau. O tai va, einam dabar iki šitą sodų tų pažiūrėt kaip dieną pasivaikščiot. Tai labai karšta, galiu tik tiek pasakyti. Taip. Nu, vat ko brangiausios kainos, tai yra braškių. Ta prasme, 11 braškių kainuoja 29 baksai. 36 baksai va braškės, 29. Belė kaip brangu, importinės braškės čia. Ir nežinau net ar jos kainos. Ir ką čia dar nusipirksim Julytę? O Dieve, kokios. 26. 26 baksai. Baisu, baisu. Nu va, ir atėjom vėl į žymųjį spotą. Tai Marina Bay sodus šitas. Dieną viskas visai kitaip atrodo. Bet irgi gražu. Kaip tau naktį ar dieną gražiau? Man dieną gražiau ir labai ramu ir mačiau, kaip žalios papūgašios skraido. Va tai va.
Tadadam, meno apžvalga su Julija. Štai čia matote milžinišką skulptūrą berniuko kūdikio, vadinasi Planeta. Stovi čia nuo 2013 metų ir spėkit, kiek jinai sveria. 7 tonas. Kaip suprantu, virš 3 metrų aukščio, virš 3 metrų pločio ir 9 metrų ilgio. Va, gigantiškas kūdikis. Ir laikosi ant rankytės, va. Smulkios. Geras. Ja. O jei nefollowinat, tai pafollowink Julę menininkę Instagrame dėl daugiau meno. Taip, vadinuosi Juligrafija ir dalinuosi piešimo patarimais, taip kad kam įdomu, sekit. Atėjom į Marina Bay ir kilsime į barą. Nežinau dar kur jisai, bet kilsime labai aukštai. Žodžiu, pažiūrėsim, kiek kainuos šis experiences. Pago rašo tiesiai. 55 aukštas. Nu, vaizdelis tai nežinau. Mus pasadino laukiamajame. Čia va laukiamasis skaitosi. Mes matom vaizdą, bet negalim nueiti ten arčiau pažiūrėti. Nes esam per biedni. Ten jau viešbučio Ir šiek. čia netitinku dress kodo, aš jaučiuosi cheap. Pažiūrėjau. Eiktų. Thank you so much. Thank you. O toks va vaizdelis. Geras. Mano mokteilis kainuoja $16, lygiai taip pat bulvytės kainuotų $16. Tai kiek čia eurų? Kokiu 13 eurų vienu iš bulvyčių lėkštę. Tai neėmėm, aišku. Paėmėm vištienos. Paėmėm vištienos. Bet bus be daržovių, tiesiog plika višta. Tai ir jaučiuosi netitinkantį dress kodą. Tai Bet žodžiu, mano kokteilis kainuos 30 mat. Tai brangiausias kokteilis, kurį gersiu jaučiu. tai once in a lifetime. Kietai. Nu, tai va. Kokteiliukas. O, kokia taurė. O, labai geras. 10 iš 10. Labai gražu. Labai. Nu tai va, ties čia ir baigiam savo Singapūro nuotykius. Leidžiamės liftu į apačią ir pridodam. Rytoj grįžtam atgal į Malaiziją. Ja. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Tai pašėrinkit, pasubscribinkit, pakomentuokit ir tiek. Julija jau pavargo. Iki.